Sveikas merginos, gavau klausimą iš jūsų, kada žinoti, kada stresas kūnui nuo treniruočių, krūvis nuo treniruočių yra jau kūnui per didelis. Ir pateiksiu kelis tokius praktinius pavyzdžius, kad galėtume aiškiau visą tai suprasti. Ir pradžiai pavyzdį paimsiu tokį. Įsivaizduokit, čia yra mūsų, galbūt imuninė sistema, taip sakykime, mūsų galimybė atsistatyti ir išlikti sveikam. Ir čia, tarkim, mes turim kokį 100% savo imuninės sistemos, savo energijos ar kažkokių sveikatos taškų, tarkim. Ir yra, tarkim, virusas kažkoksai, peršalimas, gripas ar dar kažkokia liga, kuri, gali eikvoti mūsų imuninę sistemą. Tai aš gyvenu kasdien ir, tarkim, peršalau ir tas peršalimas yra ant tiek stiprus, galima gal taip sakyti. Ir jeigu mano imuninė sistema yra, stipresnė, bet visą šitą jinai turi, tai aš tiesiog nesusergu. Galbūt kažką paskauda, tenais turiu tą infekciją kažkokią, gripo ar kažkokios ligos, bet iš esmės mano imuninė sistema yra stipresnė ir man nieko neatsitinka. Tai yra, aš kažkokius gal simptomus pajaučiu, bet aš nesusergu. Tačiau įsivaizduokime, aš patiriu stresą darbe. Stresas darbe, imuninė sistema mažesnė yra, silpnesnė. Tada prastai valgau, mažai sportuoju, vėl neišsimiegu, tenais santykiai kokie nors prasti ir mano tiesiog imuninė sistema silpnesnė yra, tiesiog negu prieš tai kaip galėjo būtinai silpnesnė, būtent tą akimirką. Ir tada aš gaunu tokį patį peršalimą ar kažkokią ligą ir jinai yra tiesiog, čia yra tiesiog streso lygis kažkoks. Ir viskas, tas streso lygis yra didesnis negu mano imuninė sistema gali atsigauti, atsilaikyti nuo jo ir aš susergu. Tai yra, aš nebeturiu energijos, prastai jaučiuosi, galva skauda ir viskas. Man reikia pasimti atostogų dieną, man reikia išsigulėti, kūnas kovoja su tuo stresu, liga ir per tą ligos dieną, sakykime, ar kažkokį laikotarpį mano imuninė sistema kyla, arba tiesiog kūnas kovoja su ta liga kažkokia ir tada šitas stresas mažėja. Bet iš esmės mes pasveikstam tada, būnam sveiki tada, kada mūsų imuninė sistema būna didesnė, stipresnė negu tas išorinis kažkoksai stresas. Ir panašus principas, galima sakyti, veikia su mūsų treniruotėm. Tai dabar biškai dar prieš tai dar vienas dalykas, apie kurį esu pasakojęs dažnai Instagram'e, bet irgi, kad būtinai šitą suprastumėt, tai kaip veikia stiprėjimas, kodėl mes sustiprėjame. Nes nesvarbu, mes norim numesti svorio, priauginti raumenų ar tiesiog būti sveiki ir laimingi, mes į treniruotės, į savo jėgos treniruotės žiūrim, kaip mes norime sustiprėti. Norim numesti svorio, tai reiškia, mes norim numesti riebalų, vadinasi, mums reikia mažiausiai bent jau išsaugoti raumenis arba tų raumenų priaugti, kad mūsų kūnas būtų stangresnis, stipresnis, išlaikytume tą raumenų tonusą, kad nebūtų kūnas suglebęs, kad oda nebūtų kažkokia prasta ir panašiai, tai ir imuninė sistema būtų stipresnė, tai mums reikia tų raumenų ir raumenis mes galim raumenis išlaikyti tada, kada mes didinam jėgą, iš esmės tai yra lengviausia. Tai reiškia, mums reikia stiprėti iš esmės per treniruotės, dėl to ir darom jėgos treniruotės. Tai kaip mes stiprėjam? Yra superkompensacijos principas. Tai yra, jeigu čia yra mano dabartinė jėga, kažkurios raumenų grupės ar kažkuriame judesyje, tarkim, paimkim spaudimo judesys, tarkim, aš šitaip darydamas galiu padaryti, išspausti kokį 100 kg jėgą sugeneruoti, tarkim, 100 kg jėga čia. Ir aš ateinu čia pasidarau savo treniruotę. Ir darau ten atsispaudimus, spaudimus, plėšimus ir visą kitą, tiesiog būtent lavinu šitą jėgą. Nuo treniruotės aš savo kūną sužaloju, tai yra stresas, kiekviena treniruotė yra stresas, vadinasi, mano jėga po treniruotės mažėja. Tai jeigu aš dabar galiu padaryti 10 atsispaudimų, aš padarysiu 10 atsispaudimų ir jau vėliau aš nebegaliu 10 padaryti, aš galėsiu tik 8 padaryti, nes aš patyriau stresą ir mano kūnas yra pavargęs. Tai mano kūnas pavargęs ir mano jėga sumažėjo, bet paskui per laiką jinai atsistato, tai mano yra 100 kg bazinis lygis. Ir superkompensacijos principas yra, kad po kažkurio laiko, čia yra laikas, mano jėga padidėja. Ir paskui, čia ir yra ta superkompensacija, ir paskui jinai vėl grįžta į bazinį lygį. Tai
Kiek čia yra laiko mes tiksliai nežinom, mes maždaug tik tai žinom kiekvienas pagal save, bet tarkim čia aš pasportavau šiandien ryte, vadinasi, šiandien visą dieną aš esu silpnesnis, galbūt rytoj netgi esu silpnesnis, bet po 2-3 dienų aš jau turiu daugiau jėgos ir galiu padaryti galbūt su 101 kg ar padaryti 1 atsispaudimu daugiau. Tas super kompensacijos principas įvyko, mano kūnas sustiprėjo. Be abejo, visą tai vyksta, jeigu mano kūnas nepatiria per daug kitą stresą, dar apie tai tuoj pakalbėsim. Tai va, bet būtent šito man principų reikia, kad aš sustiprėjau ir tada, jeigu aš padarysiu savo treniruotę čia, kad aš esu stipresnis, tai vyks ir toliau. Tai yra, aš čia sportuosiu ir tada mano treniruotė šitaip ir šitaip. Tai yra, bet jeigu taip įsivaizduotume tą grafiką, tai yra, jisai būtų toks, vis kylantis į viršų, nes aš išnaudoju čia ir mano bazinis lygis yra jau čia. Tai yra, aš mažiau nukrentu į apačią nuo treniruotės ir daugiau pakylu. Ir kiekvieną kartą aš taip galiu vis kilti daugiau, tai aš stiprėju, aš auginu raumenis, greitėja mano metabolizmas, man lengviau svorį kontroliuoti ir panašiai. Tai šito mes ir norime. Dabar kuo tai susiję su mūsų klausimu, kada yra per daug streso? Tai jeigu sportuojat pagal mano treniruotės, aš trumpai galėčiau sakyti, kad tikėtina, kad to streso per daug nebus, nes jos yra gerai sudėliotos ir tenais nėra tiesiog bet ko pridėta, nes dažnai treneriai ar influenceriai kažkokie sudeda tokias treniruotės, kad tik žmonės išvarginti. Bet mes nenorim pavargti, mes norim tiesiog nuvarginti būtent tam tikrą lygį kūno, kad jisai galėtų atsistatyti. Dėl to įsivaizduokit, aš padarau treniruotę, padarau atsispaudimų, padarau dar ten kelis pratimus ir mano jėga sumažėja ir paskui dar ant galvo, merginos dažnai nori dar daugiau sportuoti, nes ko nesuprakaitavau, ko kažkaip turiu dar energijos ir tada dar kokių burpių, šuolių, ten dar kažkokių, kad išvarginti savo kūną, suprakaituoti vis. Ir ką jūs padarote? Jūs padarote tiesiog didesnį stresą savo kūnui. O didesnis stresas nebūtinai yra geriau. Nebūtinai nuo to didesnio streso jūsų kūnas atsigaus. Nes galbūt superkompensacijos tiesiog neįvyks, nes grįšit į savo pradinį lygį. Arba netgi negrįšit, jeigu per dažnai darysit treniruotės, jeigu per sunkes darysit treniruotės ir panašiai. Tai va, bet tai galioja tais atvejais, kada naudojamas netinkamos treniruotės, kurios yra vien tik tai apie tai, kad kuo daugiau padaryti, kuo greičiau padaryti, kuo daugiau išvarginti savo kūną ir panašiai. Bet mano treniruotės, kurias aš padaręs, jos yra labai aiškios, mes padarom būtent kažkiek pakartojimų su būtent kažkokiu svoriu, ilsimės, po savaitės kartojam tą pačią treniruotę, darome truputį sunkiau, po mėnesio einame į kitą lygį, darom vėl truputį sunkiau ir tas progresas labai aiškiai kyla į viršų. Tai vienas iš atsakymo variantų yra, kada krūvis, stresas organizmui nuo treniruočių yra per didelis, kada nėra tos superkompensacijos, tai yra aš sportuoju, bet mano kūnas nestiprėja. Vadinasi, aš nesugebu atsigauti nuo to krūvio, kurį patiriu. Tai kai yra liga, ką tik žiūrėjom, kad vienoje pusėje yra mūsų imuninė sistema, bet čia kaip kalbėjom ką tik apie ligą, mūsų imuninė sistema ir čia mes turim kokį nors peršalimą. Tai čia yra problema, kad mes galim stiprinti savo imuninę sistemą, jeigu jinai yra nuo streso ar nuo miego dar ten kažkaip sumažėjus, tai aš galiu pasiruošti lygiai tiesiog sustiprindamas savo imuninę sistemą. Bet pačios ligos aš dažniausiai nekontroliuosiu, pasigaunu kažkokį virusą ir tai yra kažkokio lygio stresas, kurio aš negaliu kontroliuoti. Bet su treniruotėm, kas yra gerai, tai su treniruotėm lygiai toksai pat būtų. Jeigu čia yra mano atsistatymas, mano imuninė sistema, mano energija, mano sveikata, o čia yra treniruočių krūvis. Tai per didelis iš esmės treniruočių krūvis bus tada, kada šitas viršis, mano tą atsistatymo galimybės. Jeigu čia yra mažiau, vadinasi, yra blogai. Tai kaip ir minėjau, su virusais aš negaliu kaip ir labai čia kontroliuoti, kokio stiprumo tas virusas ar dar kažkas bus, bet su treniruotėm čia yra mano, sakykime, sveikata, atsistatymas, o čia yra treniruotės. Treniruotės stiprumas, stresas, kitaip sakant. Tai aš galiu reguliuoti ir čia galiu reguliuoti. Tai čia aš galiu savo krūvį didinti arba mažinti. Ir čia lygiai taip pat aš galiu savo imuninę sistemą, sveikatą, atsistatymą, viską reguliuoti, viską didinti. Tai apie ką mes ir mokinamės šiame iššūkyje, mes viską darom čia į viršų. Tai yra, mokinamės kaip maitinti, kaip surinkti visas maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus, skaidulas ir visą kitą. Tai čia yra mūsų sveikata, atsistatymas.
tada gerai išsimiegam, mokinamės, kaip giliai, gerai miegoti, lengviau užmigti, ilgiau miegoti ir panašiai. Valdyti stresą, kvėpavimo pratimai, meditacijos, nežinau, siekti geresnės karjeros, suprasti, kas yra motyvacija, kad aš turėčiau motyvacijos geresniam gyvenimui, geresniam darbui, pasiekti daugiau, uždirbti daugiau, nesvarbu, kas šiuo metu yra svarbu, bet visą tai vis tiek kažkaip turi lemti, kad aš čia turėčiau resursų daugiau tiesiog. Daugiau laiko, daugiau finansų, daugiau galimybių kažkokių. Okay, tai vat su treniruotėm mes galim valdyti čia ir galiu valdyti čia. Miegas, stresas, mityba, pagrindiniai mūsų bus. Ir kita pamoka, ką mes dar galim iš čia išmokti, jeigu mano yra gyvenimo etapas, kada aš žinau, kad aš jau jaučiu, kad mano šitas dalykas jisai tiesiog mažėja, nežinau, labai karšta ir prastai miegu, mažiau valgau, ką tik esu po ligos, imuninė sistema atsistatymas irgi yra mažesnis, čia yra mažiau, ne? Nežinau, vaikus auginu, daugiau streso, daug streso darbe, pastoviai dirbu ilgiau negu įprastai ir panašiai, vadinasi, mano atsistatymo galimybės mažėja, valgau prastesnį maistą, vėlgi viskas yra mažiau. Vadinasi, jeigu mano atsistatymo galimybės mažėja, vadinasi, jeigu pastoviai patiriu tokį stresą su savo treniruotėm, galbūt aš jas sumažinu, galbūt darau vieną treniruotę mažiau šią savaitę, jeigu turiu daugiau kito streso, galbūt sutrumpinu treniruotės, galbūt nedarau progresijos šią savaitę. Tai yra, mes kai sakom, kad norim tos superkompensacijos, tai jinai nevyksta kiekvieną dieną ir kiekvieną savaitę nebūtinai vyksta. Jinai tiesiog mes norime, kad vyktų per kelis mėnesius, per kelis metus. Vis po truputį mes norime stiprėti ir išlaikyti tą progresą į viršų. Bet tai nebūtinai turi būti kiekvieną savaitę. Tai yra, galbūt aš, nežinau, 4 savaitės matau, kad labai gerai padirbau, pastiprėjau, bet tada reikia susikoncentruoti daugiau į šeimą, į darbą, į dar kažką. Ir viskas, aš tiesiog stengiuosi palaikyti tą savo treniruočių lygį, gal biškį sumažinu, ir tada aš turiu daugiau galimybių, vėl atstatyti savo imuninę sistemą ar daugiau skirti laiko darbui ir panašiai. Tai nėra tokio vieno atsakymo, aš negaliu pasakyti žmogui, kad jeigu tu padarysi tiek treniruočių, tau bus per daug. Dėl to, nes aš negaliu ir pats žmogus dažniausiai negali vertinti tiksliai, kiek yra šičia, kiek yra jo atsistatymo, kaip gerai tu išsimiegoji šiandien. Ar tu suvalgiai visas maistinės medžiagas, kurių tau reikėjo? Ar tu sukontroliavai stresą su savo santykiais, kaip komunikavai su savo šeima, darbe ir panašiai? Kaip tas išorinis stresas veikia tavo visą nervų sistemą ir kūną? Ar silpnėjo tavo tas atsistatymo galimybės, ar stiprėjo, kaip tik ir panašiai? Tai yra labai individualu ir viso šito mes tiesiog mokinamės dažniausiai per savo patirtis, dėl to, nes aš matau, kaip mano gyvenimas, ar jisai šį mėnesį, šią savaitę, šią dieną, ar aš patiriu daugiau streso, ar galbūt kaip tik šiandien daug geriau maitinausi, gerai išsimiegojau ir galiu galbūt dar sunkiau paspausti, dar vieną papildomą seriją padaryti, dar vienu didesniu svoriu padaryti pratimą ir panašiai. Tai šitus dalykus mes taip subjektyviai, bet kartais galime pajausti arba tiesiog pasižiūrėti į savo gyvenimą, kas jame kinta ir taip. Ir pagal tai mes galime reguliuoti truputėlį treniruočių krūvį, bet jeigu jūsų gyvenimas plius minus yra toksai pat, tada šitas iššūkis taip ir yra padarytas, kad mes po truputėlį, tai yra kas mėnesį turim sunkesnį treniruočių lygį ir tas krūvis po truputį didėja. Tai mes taip ir stiprėjame. Tai sakau, su šitom treniruotėm jūs tikėtina, kad nepatirsit per daug streso ir apie tai reikia tada jau galite per daug nepermąstyti. Nes permąstymas visko per daug irgi yra papildomas stresas. Tai galutinai mergina rašė, kad čia yra filosofinis klausimas, kada tas krūvis yra per didelis, tai aš taip juokaudamas ir sakau, filosofiškai ir atsakiau, kad krūvis bus per didelis tada treniruočių, kada jisai bus per didelis. Tai yra, jeigu mano atsistatymo galimybės tokios, o treniruočių krūvis per didelis, tai krūvis yra per didelis. Bet tai nebūtinai reiškia, kad mums reikia treniruočių krūvį mažinti, galbūt man reikia dirbti su savo visų gyvenimu, kad galėčiau atsistatyti nuo to didesnio krūvio. Bet vėlgi tai yra individualu. Ačiū.